Visi su jumis Žaidžiam žaidžiame Grocery Store simuliatorių. Esame vėl Grocery Store simuliatorių. Jūs paklausit, kodėl aš taip juokiuosi ironiškai, nors aš jums atsakysiu vieną dalyką. Aš jau jį žaidžiau, aš jį jau filmavau. Buvo serija 30 minučių. 30 minučių. Ir ta serija neįsisauga, nes programa su manim nenori draugauti. Tai truputėlį taip, ką aš pasakysiu. Mes pasistatėm dar 3 naujas lentynas, 2 didelės, 1 mažą, taip pat čionai va vieną lentyną ir čionai ir 1 mažą lentyną. Taip pat nupirkom sandėliui va tokius va laikymo vietas tokias va. O šiandien su jumis mes dėliosime prekes, aišku, dirbsime ir taip toliau. Taip, tai truputėlį papasakosiu jums apie konkursą. Jūs mano Discord'e, jeigu esat, galėt matyti, kad greitai nusimato konkursas 5 eurams. Tai labai visiems rekomenduoju ir visų lauksiu tame konkurse. Kaip jis maždaug vyks? Jūs turėsite užeiti į Discord'o kanalą. Man atrodo, bus arba naujienose parašyta, arba dar kažkur, dabar tikrai nepasakysiu. Ten turėsit užeiti ir paspausti, jeigu aš neklystu, turėsite paspausti ant naujienų, užeiti į tą kanalą, ar bus dar naujas kanalas sukurtas. Ten jums reikės paspausti dalyvauti konkurse, arba to pasakysiu, kai vadinsis, arba vadinsis taip. Taip. Arba tiesiog bus toks emodžis, tokia dūdelė vadinama, tada ant jos paspausit ir jūs galėsite, dalyvauti konkurse. Tai yra 5 eurai, viskas bus sąžininga, aš kontroliuosiu kiekvieną žingsnį. Aišku, juokauju, bet vis tiek bus viskas sąžininga, prižadu. Jeigu jūs laimėsite, tai jūs laimėsite, jeigu ne jūs laimėsite, tai kiti laimės. O taip pat noriu pasakyti, kadangi viskas pas mus sąžininga, todėl ir nedalyvaus vyriausioji administracija serverio. Tai pavyzdžiui, yra mano Tiger nedalyvaus toks vienas narys iš Discord'o. Ir aišku, dar nedalyvaus pati vyriausia Discord'o administracija. O kita administracija, pavyzdžiui, kaip muziejaus ten darbuotojai ir taip kiti ten visi darbuotojai, tai galės dalyvauti. Aišku, linkiu didelį sėkmės laimėti prizą. Tikiuosi, jūs laimėsite. Tai va, o rezultatai bus, manau, paskelbti tam pačiam Discord'e. Tik dabar, aišku, nežinau kur, bet kažkuriam kanale tikrai bus paskelbta. Taip. Mes dabar tiesiog su jumis įsidėliosim visas prekes. Kurios liko. Ir lauksim, kol atvažiuos darbuotojas, tai reikės visą naktį pralaukti, bet jau kaip yra, taip yra. Taip. Be to, mes turime savo Discord'o bendruomenę, kurioje galite jūs sekti įvairias naujienas, vyksta smagus įvairūs renginiai, bei daug ko kito. Užsuk į Domsgun bendruomenės serverį, tikrai nepasigailės. Dabar pasiaiškinsiu, kodėl nebuvo video. Aš video realiai bandžiau labai daug kartų filmuoti, bet man vis programa neleidžia nufilmuoti iki 30 minučių. Jinai leidžia nufilmuoti, kaip sakau, iki 30 minučių, bet tuo metu jinai nepakrauna, visiškai nepakrauna. O tai yra labai blogai ir aš kartais, filmuoju, kaip šiandien stengiausi, filmavau, kalbėjau su savim gaunas ir viskas buvo veltui. Tai va. Tai kažkaip taip, žinokit, nieko čia gero realiai nėra, bet taip yra. Tai tikriausiai video bus po 10-20 minučių gerų. Daugiau kol kas negaliu filmuoti, nes kiek patys žinot. O dar labai prašau pakelti
kiti aktyvumą mano, nes pas mane nugriuvo aktyvumas, peržiūros nugriuvo, laikai nugriuvo, komentarai nugriuvo. Tai prašau pakelkite aktyvumą, kad aišku visi žiūrėkit mano video ir taip toliau. Taip, o aš manau galima būtų dar nupirkti vieną šaldytuvą, kadangi pas mus, kaip mato, 1000 virš. Nors mes galime ir atsinaujinti lygį. Bambaram, nežinau, tuoj pagalvosiu, ką daryti. Taip, realiai mes galim ir atsinaujinti lygį. Kas mums bus 4? Taip. Gaila, 5 lygiai tik automatinės kasos. Ir kokius mums prekės atsidarys? Mums atsidarys, realiai labai mažai palyginus prekių. Tai manau galim laukti dabar darbuotojo, nuo kelių jisai čia pas mus dirba, tai pažiūrėsim. Taip, čia nuo 7. Tai va, ojei, matau, šiandien labai blogas oras. Tai manau galim palaukti darbuotojo. Net čia dulkių vidų yra. Galim palaukti darbuotojo. Truputėlį užsidirbti kokius nors dar 600 gerus, ar nors 500, užsisakyti prekių ir tada pasiaukštinti lygį. Taip, atsidarom parduotuvę. Taip, darbuotojų iškart prie kasos sodinam. Taip, check out. Ir galim pasižiūrėti, kokių mums dar prekių trūksta. Taip, čia yra. Taip pat galim ką padaryti, tai sudėlioti prekes, kurių yra labai daug. Taip, maždaug po vieną poziciją, kad žinotume, ko yra, ko nėra. Ir aišku, dar reikia šaldytuvą nupirkti, kažkaip pamirštu aš padaryti. Dabar pabandysiu aš čia susidėti visas prekes, kurias turiu, aišku, nežinau, ar tilps, netilps. Taip, ir vieną lentyną tikriausiai paliksiu laisvą, nes gali paskui prireikti naujom prekiam. Taip. Taip, sekundėlę. Ir eisim šiandien jau į pabaigą. Tai manau, čia bus paskutiniai klientai. Šiandien kažkaip greit. Taip, o mes su jumis ką padarysim? Taip, decoration. Vat štai tai va. Ok. Taip, paskutinės klientės. Taip, sekundėlę. Taip, tai šiandien tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Domsgan. Laukite kitų vaizdo įrašo. Jeigu jums patiko šis vaizdo įrašas, paspauskite like, subscribe mygtuką. Ir būtinai nepamirškite, kad greitai jau bus pas mane renginys. Tai yra, galim bus laimėti 5 eurus. Sekite Discordo naujienas. Ir iki greito. Tai iki.